Paskutinėje, trečiojoje, geriausių 2025 koncertų dalyje apžvelgsime bei prisiminsime M1 muzikos apdovanojimus, Kelias į žvaigždes 20 metų bei Free Finga. Niekur nepabėkite, nes visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Gruodžio 3 vakarą Kauno Žalgirio arenoje įvyko pirmieji radijo stoties M1 muzikos apdovanojimai. Subūrė ryškiausius šalies atlikėjus, kūrėjus ir pramogų pasaulio atstovus. Renginio pabaigoje paaiškėjo, kurių atlikėjų vardai buvo ištarti skelbiant geidžiamiausių kategorijų nugalėtojus. Kaip ir pridera iškilmingam apdovanojimų vakarui, mėlynuoju kilimu Žalgirio arenoje vienas po kito žengė, žinomi veidai kūrė ypatingą šventinę atmosferą. Įdomu tai, kad renginio organizatoriai trečiadienio vakarą kvietė spindėti drąsiai, ryškiai ir netikėtai, todėl akcentavo puoštis ne ceremonijoms įprastų black tie aprangos kodų, o mažai kam girdėtų Creative Glam. Muzikos apdovanojimuose paskelbti laimėtojai 13 kategorijų. Anksčiau organizatoriai nurodė, kad 3 iš jų už garsą pasaulyje, visos Lietuvos muzika ir metų muzikos prodiuseris yra specialios, jose balsavimas nevyko. Kiek kitokių principų buvo renkama ir metų Prašau nebegrokit daina. Čia vietoje pateikto sąrašo savo norimą variantą į tuščią langelį galėjo įrašyti kiekvienas pilietis, dalyvavęs balsavime. Į likusių 9 nominacijų sąrašą atlikėjai pateko tik pagal asociacijos Agata surinktą radio stočių bei muzikos klausymo platformų statistiką, bilietų platintojų pateiktus duomenis bei kitus muzikos industrijos rodiklius. Tarp nominacijose daugiausiai kartų atsidūrusių atlikėjų bei grupių Katarsis, Jessica Shai, Rokas Jan, Žemaitukai, Lilas ir Inominė, solo ansamblis ir kiti. Atsakomybė išrinkti laimėtojus buvo atiduodama į publikos rankas. Jessica Shai susižėrė metų koncerto, metų albumo ir metų dainininko/dainininkės apdovanojimus. Prie Jessicos apdovanojimų galima priskirti ir metų muzikos prodiuserio statulėlę. Ja atsiėmė Linas Trockis ir Karolis Labanauskas. Asmenys prisidėjo prie beveik visų šios atlikėjos dainų. Metų grupe tapo Žemaitukai, nurungė GNG sindikatą, Katarsi, Lila ir Inominė, Sister Sonuaja bei solo ansamblį. Žemaitukų apdovanojimų lentyną papildys ir metų proveržio statulėlė. Metų bendro darbo apdovanojimą dalijosi Justinas Jarutis su Roku Jan už jų kūrinį Skambinau bažnyčiai, o metų nostalgija Hiperbolės ir Zaubent kūrinys Laužai. Metų Prašau nebegrokit išrinkta Adomo Vyšniausko daina Jeigu žinai, ko tu nori. Ši daina taip pat tapo ir metų hitu. Už garsą pasaulyje Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, o visos Lietuvos muzikos statulėlę atsiėmė Steponas Januška. Katarsis džiaugiasi nurungę konkurentus ir iškovoja metų kitaip. Renginio pabaigoje paskelbta, kad M1 muzikos apdovanojimai įvyks ir 2026-aisiais. Ceremonija numatyta gruodžio 9 dieną. 2025-ieji tai metai, kai į mūsų ausis ir širdis, nors trumpam, grįžo kultinio realybės šou Kelias į žvaigždes dalyviai bei jų dainos. Didžiausiose šalies arenose įvyko grandioziniai sugrįžimo koncertai, o Klaipėdos Švyturio arenoje kartu buvo atšvęstas ir šou sumanytojo, prodiuserio Arūno Valinsko gimtadienis. Sveiki atvykę į praeitį! Šiame koncerte nebus karštųjų kėdžių, pliusų ir minusų, tik geriausios emocijos ir prisiminimai. Šį vakarą jaučiuosi kaip daugiavaikis tėvas, nes taip mes juos anuomet ir vadindavom – savo vaikais. Jaudulio neslėpė Arūnas Valinskas. Vakaro metu geriausias savo dainas atliko Donata, Baggy B, Dangė, Mino, Grūdas, Simona, Dūmas, Deividas, Agnė, Anatolijus, Andrius, Radži ir Vudis. Publika šokti kilo jau nuo pirmųjų dainų ir kiekvieną jų mintinai dainavo drauge su scenoje šventę kūrusiais savo herojais. Kaip ir prieš 20 metų, į sceną su realybės šou dalyviais sugrįžo ir Tina Dance šokėjos. Koncerte netruko ir įsimintinų akimirkų. Štai Deividas buvo įpusėjęs savo dainą Aš laimingas, kai nuo scenos centre esančių laiptų link jo vietoje šokėjos, su kuria repetavo, pradėjo leistis Agnė. Publika, pažinusi dainininko žmoną, ją sutiko audringom ovacijom ir šūksniais. Buvo fantastiškas jausmas. Žiūrėjau į savo žmoną scenoje, varvinau seilę ir pats savo pavydėjau, sakė dainininkas Deividas Bastys.
Kelias į žvaigždes turo koncertuose pasirodė daugybė šiame TV šou kadaise išgarsėjusių atlikėjų. Tarp jų buvo ir Mindaugas Mickevičius Mino. Jis klausytojams dovanojo populiariausias savo dainas. Koncerte suskambo ir klausytojams iki skausmo pažįstamas kūrinys Vivo per lei. Prieš daugelį metų Mino jį kartu atlikdavo su savo scenos partnere Vilija. Visgi, šįkart viskas buvo kitaip. Nors scenoje šįkart Mino buvo vienas, mat jo scenos kolegė Vilija Kelias į žvaigždes 20-mečio ture deja nedalyvavo, jam puikiai pritarė arenoje gausiai susirinkusi publika. Koncertas tapo simboliškas ir realybės šou kūrėjui bei prodiuseriui Arūnui Valinskui, kuris tądien šventė 59-ąjį gimtadienį. Nors renginys vyko pagal planą, scenoje Arūnas netikėtai sulaukė renginių vedėjo Remigijaus Žiogos staigmenos. Klaipėdoje gyvenantis renginių vedėjas Remigijus Žiogas pasakojo, kad dar prieš Kelias į žvaigždes koncertą sulaukė Arūno Valinsko komandos skambučio. Gavęs kvietimą dalyvauti renginyje, vyras iškart prisiminė, jog lapkričio 28-ąją gimtadienį švenčia pats projekto kūrėjas. Kai gavau kvietimą, iškart supratau, kad būtent tą dieną yra Arūno Valinsko gimtadienis. Pasiteiravau jo komandos, ar galėčiau jį pasveikinti scenoje ir sulaukiau teigiamo atsakymo. Esame pažįstami jau 10 metų. Jis manimi pasitikėjo ir pakvietė į LRT vesti laidą Prototo. Arūno dėka 2 metus vedžiau ir Teleloto. Dalyvavau Auksiniuose svogūnuose, vaidinau Petrą Gražulį. Po to kasmet Arūnas kviesdavo į šį renginį kaip svečią. Kai kalba eina apie renginius, jo komanda niekada nepamiršta manęs pakviesti. Pasakojo Žiogas. Kelias į žvaigždes 20 metų taip pat įvyko Šiaulių bei Kauno Žalgirio arenose. Gruodžio 5-osios vakarą Kauno Žalgirio arenoje vienas įtakingiausių šiuolaikinės Lietuvos muzikos kūrėjų Free Finga surengė didžiausią koncertą savo karjeroje. Atlikėjas jau ne pirmus metus laikomas vienu originaliausių ir progresyviausių Lietuvos pop, R&B ir elektroninės muzikos kūrėjų. Žiūrovams pristatė tiek savo žinomiausius hitus, tiek rečiau gyvai atliekamas dainas, kurios didžiausioje šalies renginių erdvėje skambėjo su nauja energija. Koncertą pradėjo grupė Dargana, kurios energingas pasirodymas įkaitino beveik sausakimšai užpildytą Kauno Žalgirio areną. Vakaro metu Free Finga scenoje pasirodė kartu su ypatingais kviestiniais svečiais – Evita Cololo, Monika Liu, Sylvester Belt ir styginių kvartetu. Free Finga žiūrovus tarsi perkelė į kino salę. Scenoje įsižiebė įspūdingo dydžio ekranas, kuriame buvo galima sekti kiekvieną atlikėjo judesį. Free Finga karjera – tai nuosekli kūrybinė evoliucija. Muzikos pasaulyje jis debiutavo kaip Fingalik. Vėliau sekė studijos Anglijoje, kur Tomas gilino žinias muzikos technologijų srityje. Grįžęs į Lietuvą baigė kompiuterinės muzikos technologijų studijas Vytauto didžiojo universitete Kaune. Jo debiutinis albumas Pick Up Line, dėmesio ir naujausias plastika atskleidė gebėjimą nuolat atsinaujinti ir formuoti Lietuvos šiuolaikinės ir progresyvios popmuzikos sceną. Gyventi ir kurti tokiame greitai besikeičiančiame, chaotiškame pasaulyje yra tikras iššūkis, bet kartu neįtikėtina patirtis. Kalbėti savo mintis tūkstančiams žmonių ir girdėti, kaip jie skanduoja žodžius atgal, yra jausmas, kurio neįmanoma pilnai apsakyti. Tai vienas unikaliausių potyrių, kuriuos galima patirti gyvenime. Jaučiu didžiulę atsakomybę ir pagarbą kiekvienam klausytojui. Be mūsų talentingos ir stiprios kūrybinės komandos šito pasiekimo nebūtume pasiekę. Ačiū visiems, kurie leidžiate mums kurti ir būti išgirstiems. Mes nesustojame, o judame pirmyn. Mintimis dalinosi atlikėjas. Gruodžio 5 dieną įvykęs koncertas Kauno Žalgirio arenoje tapo ne tik reikšmingiausiu momentu atlikėjo Tomo Narkevičiaus Free Finga karjeroje, bet ir itin svarbių įvykių visos šalies muzikos mylėtojams. Tai pirmas kartas, kai atlikėjas į didžiausią šalies sceną žengė kaip pagrindinė vakaro žvaigždė. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite pasidalinti video, paspausti patinka ir užsiprenumeruoti kanalą. Iki!